Sveiki, dabar trumpai papasakosiu apie traumos komandą. Ji yra sudaryta iš chirurgų, traumatologų, anesteziologų ir mūsų skyriaus bendrosios praktikos slaugytojų, paramedikų bei pagalbinio personalo. Traumos komanda yra aktyvuojama pacientam patyrusiam sunkią arba galimai sunkią traumą. Paprastai apie ją mums praneša GMP personalas. Trumpai papasakoja apie sužeidimus ir ko mes galime tikėtis. Šią informaciją mes perduodame traumos komandai, kad jie būtų pasiruošę dar atvykstant pacientui pas mus. Čia matote traumą patyrusio paciento apžiūros ir gydymo skubios pagalbos skyriuje duomenų lapą. Štai čia yra paciento asmens duomenys, traumos mechanizmas, gyvybiniai parametrai, kuriuos surašo tik atvykus pacientui, keli svarbesni klausimai, ir pacientas buvo netekęs sąmonės, galbūt jis yra alergiškas, vartoja antikoaguliantus ar serga krauju plintančią infekciją. Štai čia matote raudonai ir geltonai apibrėžtus langelius. Jie mums yra svarbus, nes čia yra surašytos indikacijos, pagal kurias mes aktyvuojame traumos komandą. Raudonas traumos kodas, tai yra ypatingai sunki trauma ir jai priklauso, kai saturacija yra mažiau negu 90% tiekiant deguonį, kvėpavimo dažnis didesnis už 30 arba mažesnis už 8 kartus per minutę, širdies susitraukimų dažnis didesnis negu 120 kartų per minutę, sistolinis kraujospūdis mažiau negu 90 mm gyvsidabrio stulpelio ir koma pagal Glasgow komos skalę mažiau arba lygu 9 balams. Taip pat jei sužalojimai kiauriniai, kaklo, krūtinės, juosmens sritise, mažiausiai 2 ilgųjų kaulų lūžiai, galūnė amputacija aukščiau plaštako ir pėdų, kvėpavimo takų nudegimas ar kūno nudegimas daugiau negu 18%, taip pat jei yra nestabili krūtinės ląsta, nestabilus dubuo arba grubi neurologinė simptomatika. Visi šie punktai priklauso raudonam traumos kodui, ypatingai sunki trauma. Toliau geltonas traumos kodas, jei traumos mechanizmas yra štai toks: pacientas nukentėjo kaip pėstysis, dviratininkas arba motociklininkas, jeigu buvo sprogimas ar susišaudimas, jei pacientas krito daugiau nei iš 3 metrų aukščio arba nardė, taip pat jei vaduojant nukentėjusį reikėjo gelbėtojų pagalbos arba toje pačioje mašinoje yra žuvusių žmonių. Štai čia toliau mes matome ABCDE suskirstimus: airway, breathing, circulation, disability ir exposure. Taip pat štai čia yra sužymimi punktai pagal kiekvieną iš šitų. Visą tai atlieka traumos komanda. Mes galime čia pasižiūrėti, kas buvo atlikta, kas buvo rasta. Toliau žiūrime laboratoriniai tyrimai, kokie tyrimai buvo paimti. Galite čia užmetę akį iškart suprasti, kas jau buvo atlikta. Taip pat po pirmos apžiūros traumos komandos vadovas arba patvirtina raudoną arba geltoną traumos kodus, arba atšaukia traumos komandos darbą. Taigi, mums aktualiausia yra, kai traumos komandos darbas yra atšauktas, nes tuomet šis pacientas pakliūna mums. Čia taip pat apačioje matote, kokie radiologiniai tyrimai buvo atlikti, kompiuterinės tomografijos tyrimai ar kažkokie kiti instrumentiniai tyrimai. Ir dabar kitoje šio lapo pusėje mes matome stebėjimą, kas 15 minučių suvertintus gyvybinius parametrus. Čia būna supildyti langeliai. Tai taip pat atlieka traumos komanda. Čia toliau surašomi, ar turėjo vertingų daiktų, ar artimieji informuoti apie šį pacientą. Ir dabar, kas mums taip pat yra labai svarbu, tai yra nustatyti sužeidimai. Atlikus visus tyrimus, objektyvią apžiūrą, štai čia yra surašomi visi duomenis, kuriuos mes radome, visi nustatyti sužeidimai. Toliau, čia matote tolimesnė gydymosi vieta, operacinė reanimacija, lieka stebėjimo SPS arba kitas skyrius. Tai mes susidurime tik su tais pacientais, kurie lieka stebėjimo SPS skyriuje. Nes vadinasi, kad jis lieka pas mus, jis pakliūna į mūsų rankas ir toliau jau mūsų darbas yra užsiimti su šiuo pacientu. Čia būna parašyta diagnozė, TLK kodas. Ir dabar štai šiame langelėje papildomi laboratoriniai tyrimai, kuriuos reikia atlikti skyriuje. Tai tas skyrius gali būti ir mūsų skubios pagalbos skyrius, nebūtinai skyrius, į kurį jisai būna stacionarizuojamas. Tai jeigu pacientui traumos komanda galvoja, kad reikia kažkokių papildomų tyrimų, jie tiesiog juos surašo štai čia. Instrumentiniai tyrimai rašomi šiame langelėje. Toliau deguonės terapija, jeigu čia reikia kažkokios deguonės terapijos, taip pat būna žymima štai čia. Toliau rekomendacijos dėl organizmo gyvybinių funkcijų monitoravimo. Gali tekti monitoruoti viską, taip pat ir atlikti kardiogramą.
Kai kuriem pacientam užtenka tiesiog matuoti spaudimą, žiūrėti ar nekrenta. Galbūt ten tikimasi kažkokio tai kraujavimo, kurio šiuo metu nesimato. Taip pat rekomendacijų dėl kitų organizmo funkcijų monitoravimų, vandens ir elektrolitų balansas, valandinė diurezė, poros diurezė, bet tai dažniausiai yra aktualu skyriuje gulintiem pacientam, pas mus paprastai to daryti nelabai reikia. Jeigu reikia kažkokių tai papildomų specialistų, jie būna surašomi šiame langelėje, tai traumos komandos atstovai tiesiog pagalvoja, ką dar būtų galima pasikviesti, galbūt mums reikia krūtinės chirurgo, neurochirurgo ir tiesiog surašo čia tolimesnės rekomendacijas konsultantams. Jeigu jie turi dar kažkokių tai minčių, rekomendacijų, jie surašo štai čia. Tai mums reikėtų žinoti štai tiek. Būtų gerai, kad susipažintumėt su šituo lapu ir dar kartą pakartosiu, kas yra mums svarbu. Tai yra raudonas, geltonas traumos kodai, kad žinotumėte, pagal kokias indikacijas kviesti traumos komandą ir aktyvuoti. Taip pat kokie yra nustatyti sužalojimai, štai čia galite pasiskaityti. Ir tuomet kokie papildomi laboratoriniai, kokie papildomi instrumentiniai tyrimai ir kokios rekomendacijos specialistam, bei ką mes turime stebėti. Tai tiek. Sėkmės.